Juokaujam ir kalbam lengvabūdiškai, galbūt šiek tiek. Ir aš pritariu jums profesoriau, pritariu, kai jūs sakote, kad jeigu kalbi, tai reikia žinoti, ką kalbi. Ir todėl paleisdami bet kokią frazę apie švietimą, apie mokyklų tinklo tvarkymą, apie krepšelį ir taip toliau, nemanykime, kad lazda neturi dviejų galų. Šitos pertvarkos reikalaus vėl biudžeto tikslinimo, pakeitimo, tai yra investicijos, tai yra lėšos ir kur mes čia keliausime ir kada mes čia padarysime, kai jau rinkimai yra ant nosies. Mane stebina kitas toks dalykas. Visi žinome, kas šitos akcijos prieš, sakykime, prieš mūsų vyriausybę, prieš socialdemokratų partijų organizatoriai. Lyderiai akivaizdus ir aiškus. Bet pripažinkime ir šitą, kaip mąstytume apie mokytojus, kitos politinės jėgos ir galime jas įvardinti kokios, kuo labai sumaniai naudojasi. Idealiai sumaniai. Tai aš manyčiau, kad Romai išeiti iš ministerijos yra visų paprasčiausias būdas ir lengviausias kelias. Bet pradedant brandos egzaminais, kurie gali mums padaryti daug blogo, nes tai, ką girdime, skamba visiškai kitaip, ką norima pakirsti. Jaunų žmonių pasitikėjimą Lietuvos valstybę, kad ši abiturientų laida turėtų būti prarastoji karta, kuri neįveiks brandos egzaminų. Mes kalbam apie apmokėjimą ir visą kitą. Nepamirškime, dėl ko nuvirto ministras Motuzas ir šiandien galima sakyti, kad tai buvo planas, kaip sužlugdyti vyriausybę ir